Nu ką, tai va, pristatysim šitų Volkswagen Passat B9 Elegance, šitų tačkį krūtą, tai biskį dabar papasakosiu apie ją. Nu jau čia, kaip taip sakant, jau čia mano sritis, jau automobiliai, tai aš jau tikra profesionalė. Tai jau pasakoju, kas man svarbiausia, tai žiūrėkit, didelis ekranas, kad matytut, pavyzdžiui, su zviozda visas laidas. Nu va, net 2 ekranai, matot, va, viskas šviečia, blizga, kaip ta zviozda, nu, žinokit, kaip sakant, kaip žinot, kaip 30 pilkų atspalvių. Nu, tai va, žinokit, visokių čia va spalvų galit pasijungti, čia visur po kojom dar visokių tų spalvų. Va, Jėzus Marija, nu, ką čia dar, žinokit, yra vairas šildomas, nu, kaip, žinot, žiemą čia Lietuvoje, tai jau fantastika, nu, kad biskit neužšaltų tos rankos, paskui tie purkštukai, žinokit, irgi, kad šildomi, kad neužšaltų viską, o šitas, o stiklas, žinokit, tai irgi tie su kokiais navarotais, nu, kad neprikaitytų per daug, kad neperkaistų blondiai makaulė. Nu, va, ką dar čia? Va, sėdynė, žinokit, sportiškos, komfortiškos, tokios patogios ir dar šildomos, nu, kad dopcija nesušaltų. Nu, va, paskui kas čia da, o žinokit, svarbiausia tai yra vagi makijažų ir dar su šviesukiem, va, koks veidrodis, nu, tai tik tais važiuoji ir dažaisi, nu. Čia kaprosas man. Va, paskui yra da čia visokių, žinokit, ir signalizacija, ir da tie užpakalį, ir kamera yra ant atbulinė. Nu, ir oro pagalvės. Bet tik su pagalvėm tai nereikia, neprasdėkit. Nu ir žodžiu, tai manau viskas. Jau čia tai pagrindinius dalykus pasakiau. Kutį norėsit, vyrai, tai pasiskaitysit patys, pasižiūrėsit ir viskas, va. Galit, žinokit, ir nupirkti va savo bobikiai tokių tačkų, tai žinokit, visų gyvenimų jūs mylės. Nu.